Čia pagalvos, kad čia gedulingos mišios pas mus, žinai. O tai kur rūbinės? Nėra rūbinės. Nėra? Kur mes eisim, neaišku, mažą, ne? Kur čia mums reikia eiti, nežinom. Mažą. Čia reiškia, mums reikia eiti. Va. Va, kur mums reikia. Labą dieną. Diena. Ai, pakabysi čia. Diena čia. Čia plaka nema. Mes viskai per anksti atsakėm, jo. Neliūdėkit, nepagarbą Dievui. Šaltų. Nepagarbą Dievui, reikia linksmintis. Nu, eikit. Eikit. Eik, Marija. Dar per vieną. O kaip tik ir man. Gerbiami buvusieji, reiškia, bendradarbiai. Labai malonu, kad mūsų tiek daug susirinko. Nors praeitą kartą buvo žymiai mažiau. Žymiai mažiau. Ką reiškia kultūrinė išvyka, ne? Edukacija. Tai labai gerai. Nu tai ką, labai smagu, kad mūsų dar nemažėja, daugiai gal ne, bet laikas ir kolektyvas toks stabilus. Nu ir ką, pirmiausia, nusėti, už tuos reikėtų išgerti, kas išėjo iš žmonių. Tai atsistojom, išgeriam. Minutinė, tylos minutė dar. Tai reiškia, pagerbimo. Jeigu jie ten ruošia mum techniką. Tegu laukia. Jo, kantriai. Первый не закусывай. Да и как закусывать, только не закусить. А запить можно. Pirma nuskrido ir sparneliu antrą pają pamojavo antrai. Noriu padėkoti mūsų
mūsų operatoriui, daugiamečiam, kuris labai neblogą filmuką paskutintas susuko, labai smagu žiūrėti, apylinkės ir panašiai. Aprašymai. Čia jau taip, žinai, filmavau, dariau tą filmą ir galvoju, Rūpužė, ar kokie vagys neprisižiūrės, kad pas save ten tie brangūs aviliai, kad ir koordinatės visos ir iš dangaus parodyta, kur randasi, aprašymas, kaip išėjimą, kad pilna instrukcija. Bet fainai atrodo, tikrai gražiai iš viršaus, nuškas man droną pakėlė, bet fainai. Ačiū. Gyvent gana. Normaliai alga gaunasi 4 štukus mėnesį. Bet ar taip leidys kokį Dabar ne, tos išėjusius mūsų draugus jau paminėjome. Česlovas, kaip sakė, tegul ruošia ten mum techniką. Šitai labai smagu, kad vis dėlto va tiek mūsų susirinko, radat laiko ir atkeliauti Vievį, nu, kaip sakoma, biški paįvairinta mūsų visą kultūrinę tą mūsų susitikimus. Tai labai džiugu, nu ką, norėtųsi palinkėti visiems artėjančių švenčių, tų naujų metų artėjančių, gerų, kad būtų gal ramesni, be karų. O šiaip tai aišku, sveikatos visiems. Nu ir pakelkim už susirinkusius, už tuos, kurie išvykę padarėm, tai už tuos, kurie čia. Yra keliais tokie žodžiai. Pakelk taures už tos, kurie išėjo ir dar už tos, kurie yra šalia. Sėsk, Henrikai. Negaliu atsistoti. Tik papildant tuos, kurie jau kažką sakė, aišku, galiu dadėti tik tiek, kad mūsų tiek susirenka dėl to, kad kai mes gimėm, buvo žydras tik dangus. Už tai ir išgeria. Kad ir toliau būtų. Kad Auksiniai žodžiai. Tik dangus žydras. dabar tinklė buvo tada, jis guli, ten vos nebesąmonės įjungta ir, savo syk padarė, šį. Daktaras, žinai, sako, klebonė, man baisu ir pasakyti, bet taip lengva, net nežinau, nuo ko pradėti, sako, 3 mėnesiai neištumas. Lemba, ašgi sakiau Zakristijonui, kad prisižaisim. Užgeso tamsų, šalta, Dievas sako, reikia žiūrėti, leidžiasi į pogrebą. Sėdi velniai, pirštų šiknon sukišę ant laktoje. Dievas sako, kas čia do hernia, taigi šalta reikia pečių kūrenti. Tada tu sakė, įmetė jį čianai. O dabar sakė, pasilenk malku įdėti. Rankos tai va? Norėčiau tokį žiupsnelį humorą. Gerai žinom, kartais pasitaiko ir vairuotojam, ir nevairuotojam. Grįžta iš darbo biškai pavargę. Žmona sutiko namuose. Kur taip ilgai užtrukai? Kur buvai? Vyro konferencijai buvau. O ką jūs ten nutarėt? O nuo šios dienos virsit, skalbsit, grindis valysit jūs. Praėjo savaitę laiko, žmogelis anksčiausiai keliasi, daro pusryčius, skalbia, tvarkosi, grindis viską. Po savaitės vėl pasitaikė žmogui, vėl pavargo po darbo savaitės, vėl ateina pavėlavęs iš darbo, vėl žmona sutinka, kur buvai? O iš mėgamo kišteli uošvinis grėsmingas paveikslas. Vyro konferencijai buvau. Taip, vėl konferencijai. O ką jūs ten nutarėt? Ogi nutarėm tai, kad nuo šios dienos vieną naktį mėgo žmonos kambarį, kitą naktį uošvinis, vieną naktį žmonos, kitą naktį uošvinis. Ne, šitaip nebus, suriko žmona. Uošvinė žengti žingsnelį į priekį. Kaip vyrai nutarė, taip ir bus.
Ir išgelbėdėme. Taip ir bus. Pirma, tau sunku. Jisai, Tiek per 10 metų grasis, gal rytoj sunku bus. A ko čia gali būti jam sunku? Net jisai dabar taip toksai. Atestuosiu. Sėdėdamas pasakyk, dar nugriusi stovėdamas. Pirmiausia, Jonui ačiū už pakvietimą, kaip geras draugas, neužmiršti gyvenime visus metus, nu kai kada nebūtų. Kažkaip pernai pamiršai. Vienais metais sakai, kad pakmeliausi ar ką, bet gal sakai, tai nesimenu tos metus. Gal Rygoj buvo, ar Putinas šėrė, nežinau. Tai tada dėkui už tą visą tavo aptarnavimą. Ar supranti? Dėkojam. Ir tada pakeliam vyrai tą tostą. Už organizatorių jo. Už Joną. Tai buvo pagrindinis. Pagrindinis veikėjas. kiekvienais Ačiū, ne tiek aš vienas. Kiekvienais metais. Čia mes abudu pradėjom gvildent tą temą, kažkaip važiuodamas iš Vilniaus sustojau Bilduke. Bamba ten plovas skanus. Ir dar mergaitė yra lietuviškai kalbanti, bet jie zabaninėčiai su jais ten elektriknėtų ir ten su jais, žinai. Oi, Bilduke čia prie to. Jo, sakau, manai, davai, sakau, Bilduke, plovą, sakau, taurelę, sakau, vyrai ir pasėdės. Bet jisai nuvėjo, ten su jie nerado bendros kalbos, sako, aš radau kitur. Tai išgaliam už tą kalbą. Čia Gavosi. Nu, ačiū. Nu ir dar tas muziejus dasidėjo, tu buvo. Muziejus tai labai gerai ir labai įdomu, nes kas nebuvo, tas tam patiko, kas buvo, tai irgi patiko. A kogi čia Tai kodėl nepašnekavau, kad ten tiek tokia ekspozicija didelė. Aфиgenai. Dar vienas yra. Akmenų tiek daug laiko neimsim. Bet ten irgi žinom daug. Bet važiuoja yra na muziejui 1,5 valandos praėjai kaip vėjas, nu kas galvoja. Ir dar matai, mes radom supranti savų aparatų. Taip. Ir dar kiekvienas pasakė, kažkur tai kažkas tėtis kažkur tai dirbo su ta mašina, dar kažkas tai dirbo su ta mašina. Na, mums tik tai su kalamaškom tom neteko dirbti, su kitom beveik visom teko. Man tai geriausiai patiko kvapas, kai užėjom į tą garažą. Tas garažo kvapas, guna, saliarka, tokia tepalas, nu. Atidirbo darbą. Pasakė, Labai norisi pakelti už mūsų Henriką operatorių. Jau buvo. Nebuvo. Šitiek metų fiksuoja visų Išdaigas mūsų. daigas ir žiūrėkit. Medžiagos turi daug, taip kad kompromatų yra. 30 metų. Sakai, pagalvoti turi daug ar kaip? proklamatų turi. Turi labai daug medžiagos ant tavęs. Proklamatų turi. Sveikatėlės daug metų ir fiksuotų mūsų ne vieną dar susijimą, kad visiems irgi užtektų kantrybės ir noro dar susitikdinėti. Turėtų užtekti, viskas tvarkoja. Bet nereiktų po 10 kartų skambinėti, kai yra čia. Ir pamiršk, kaip pernai kai kas pamiršo. Tu klausyk tu šitą jaunuolį. Jeigu jau yra senuolių, dar tu ne pensininkas, tai tu turėtų turėti biškį. Nes nepamiršk, kad visiems žinot, Taip, čia ne visiems toksai proto įrkai. Antanai, lično tau 1000 izvinėjimų. Jeigu 1000 nereikia, Bet 5 kokius gali paskalbinėti. nu, gerai, priima. Parkinsonas dar viskį. Parkinsonas, tai matai, danešė išlaistai, bet vis tiek kažkiek danešė, o mes taip pamiršti, kur pasidėti. Lieki negerai. Gerai, už Henriką, vyrukai, Henriką. A ten vibracija, kuina. Už Henriką už visus, prašom, už Henriką, už Henriką, už Henriką, už Henriką. Nu, Henrikas labai gerai teisingai viską daro, jisai stebi gerai, kad išmeta
sukus ten šudeliakos, iš mūsų žodžių kompanijos. Va šito neišmes. Kad tau neišmės, kad tau neišmės. Nuvažiavau į prekybos centrą, apsiprekinti. Mano raštelį davė. Ką nupirkti. Apsiprekinau, privažiuoju prie kasos. Apsišpinėjau, piniginės ir mašinos raktų nėra. Ir mašinos? Ir mašinos raktų, grįžtu atgal. Išviečiau kečupo lentyną, iškilnojau miltus visus, raktų nėra. Mintis tokia, ko gero, palikau mašinui raktus ir dokumentus ir piniginę. Palikau viską, nuėjau iki mašinos, mašinos nėra. Pavogė, mašina su raktais nuvažiavo. Pirmas dalykas, grėbiu telefoną, skambinu policijai. Pavogė mašiną su raktais, kadangi buvo palikęs per prekybos centro. Prisipažinau. Antras dalykas, reikia žmonai pranešti. Čia baisiausias dalykas. Jo, baisiausias dalykas žmonai. Skambinu žmonai. Brangioji, kur tu esi? Atvažiuok manęs pasiimti. Mašiną pavogė, su raktais, su dokumentais, viską palikau mašinui. Pauzė telefone. Po to griaustinis. Tu senas debilė! Tu neprisimeni, kad aš tave nuvežiau į parduotuvę. Ir nuvažiavau į kirpyklą. O kur dabar aš? Pusę valandos negaliu policijai įrodyti, kad aš nevogta. Aš nevogiau šitos mašinos. Tai va, vyrai, kad jums nebūtų taip, kaip būna gyvenime. Pirmą reikia padėkoti Jonui už tą organizaciją, kad jis čia viską kūrė ir visiems linksmų švenčių artėjančių padėkoti va Českai, Vidmai, Šaltkalviam, kad Spudulis su manim vargo man uozį, kurią man tavo greičių dėžės, taltus ardė viską. Aš ten ir plušakus su vėlom rišau, žmogus vėlos ieškojo autostradoj, ryšo man plušakus. Aš ten buvau padaręs ant ranglių. Tai va, reikia padėkoti Šaltkalviam, jos nepamiršti. Nu ir visiems linksmų švenčių. Ačiū. Girdėjau, kad jeigu bičių duonelą valgysiu, tai su moterim man bus super. A kiek jums metų, sako? Nu jau 75, sako kokį. Nu žinai, valgyk tu tą duonelą. Šitą, nu, zyst galėsi, nu, bet įgelti tai ką. O negirdėjau, tai tu tą sako duonelą, zyst galėsi, bet įgelti tai ką. O čia tu išgyveni. Dėkuoju iki 5 padašal, iki 10 dar aukščiau. Net jeigu jį bus namie, ką kurva man šakė. Čia jau biškį daugiau žodžių net ištrinti. Tai netyčia čia. Nedaug gerai, jeigu jį bus namie. Nors atgal grįžti. Tai ką, uždusęs ir dar reikia dirbti. Dabar tik dažnai trakų. Dabar tik Jisai girdėjo, dirba tai. Jisai girdėjo, Ir kaip vyrukas irgi eina. Nu, girtas eina namo palei tvorą. Nu, gribstydamasis žiūri, panelė iš priekio eina. Jis čia pribėgęs stveria ją, priremia prie tvoros, keturiom pastato. Tas sako, palauk, aš nors pėtkelnes susiėsiu. Reikia šitai perliptų. per tvorą. Per tvorą reikėtų. Kalba, kad į tvorą. Gal man pasakyti. Pasakyti, aha. Grįžta žmona namo iš darbo, vyras guli prie radiatoriaus, pasistatė stiklainį, mėlių indėjas, šildo vandens ir pilvą šildo iš šitą į radiatorių.
Žmona klausė, tai ką čia darai? Nu, sakė, kad labai broką pasidarys, pilve pradės vaikščioti ir apkvaišiu, reiškia, kaifą pagausiu. Nu, ir žmona nuėjo į virtuvę, krapštosi, girdi toks smūgis kažkoks tai. Žmona klausė, tai ką, stogas nuvažiavo? Ne, dugną prarovė. Pagalo dalį. Man vakar dienas, viena vertus, žodžiai, bairiai ten, tik tokia papasakosiu natūraliai. Tipo, dukra skambina tėčiui, tėti, man ratą pradūriau. Ką daryti? Sako, dukra, tu turi vyrą, ko tu man skambini? Sako, tai skambino vyrui, tas nekelia, sako. Tai atsarginį turi? Tai skambinau atsarginiui, tai ir tas nekelia. Atsarginiai vyrai. Kaip ratą pakeisim. Vilkas senelė, ne. Don Keturatį dar ėjo mišku, tik tai vilkas atėjo pirmas. Jisai suėdė senelę, apsirengė jos rūbais, atsigulė į lovą. Bet žmogisgi nepagalvojo, kad duše jau maudėsi senelis ir jau buvo išgėręs viagros. Parašutą tą bananą. Jie sumušė. Davai. Šiaip savo. Šiaip savo. Na, aš biškai nepriekti. Užteko. Žaika ir užstabė. Šeimininkė paklausė. Tai čia užteko dabar. Kelias nenužėtų. Teismas nagrinėja tą bylą. Sako, tai nori. Все, таксисtas уезжает. Da nieks nenori važiuoti. Vedmantai. Vedman. Važiuoji? Abu. Aganiok, tu įdė. Nu, aš čia toks, kaip sakosi, užplaukiantis. Man malonu žiūrėti tokį jūsų draugišką kolektyvą. Ir aš prisijungiau, dėka Jono, prisijungiau prie jūsų kolektyvo, kad aš ten buvau ne pirmas, mano pirma darbovietė, Kelna buvo kelių valdyba. Tai vat, malonu ir aš už jūs visus ir jums visiems sveikatos geros, jūsų šeimom labai geros sveikatos ir su artėjančiom šventėm sveikinu ir už jūs visus. Bravo, Vaclavai. Už tai, už jį ir už juos. Kodėl už? Ir už jūs. Ja, ir už mus. Už visus. Ir už visus. Už jūsų visą kolektyvą. Labai smagu. Labai smagu ir labai gražu. Tris valio. Valio. Valio! Valio! Ir vieną ilgą. Valio! Kaip sakosi, ilgiausių metų, ilgiausių metų, ilgiausių Vyrai, būkit sveiki. Ir tu būk sveikas. Man labai malonu buvo. Vaikas baigiant. Būkštelį mes kažkaip tai praklausėm. Man kažkaip tai įstrigo. Uždegti. Valai, viskas gerai?
Valė. Mažas paukštelis, jisai užsibuvo čia Lietuvoje kažko tai ilgai. Nu, ruduo, šiltas. Gražu, ramu, čia čiulbė. Bet čia šiaurys papūtė, nėra kur dėtis, reikia gyvaryti ant šiltus kraštus. Ir kažkur tai jau beskridus ten jau Žemaitiją, į Dubysą kažkur tai. Nu, tiek jau šiaurys pradėjo pūst, kad jis nukrito tiesiai ant ražienus. Nu ir viskas jau. Nedaug esmės, baigėsi. Bet to, kad to ūkininko karvės ėjo į Dubysą gerti. Ir viena karvė, kaip tik tai, tą paukštelį krovė tuo šiltų blynų savo. Jam pasidarė šilta, jisai pradėjo pūkytis, iškišo galvą. Ir tokia giesmė, tai pradėjo čiulbėti. Nuvilnėjo jinai per laukus tą giesmę. Ir tuo pačiu ūkininko katinas ėjo iš medžioklės. Jis sustojo ir nesupranta, kame reikalas, iš kur dabar ta giesmė. Šalta, vėjas, šiaurys, a čia taip čiulba. Jis priėjo, paėmė tą paukštelį už galvos ir ramiai suėdė. Nu, kokia pabaiga? Kokia pabaiga? Dabar pabaiga. Dabar pasakysiu epilogą tą vadinamą pabaigą. Ne kiekvienas yra priešas, kuris tave mėšlu apdrebė. Bet ir ne kiekvienas yra draugas, kuris iš jo ištraukė. Stop, dar pratęsiu. Ir jeigu tu papuoliai į šiltą vietą, sėdėk ir nečiulbėk. Jeigu gerų sekantį tostą dar, norėčiau pasakyti, čia vienas vairuotojas, kuris norėjo perduoti linkėjimus visiems. Tai reiškia, labai norėtų sudalyvauti, nežinau, kaip jis norėtų, bet jisai įsimenami, gerbė ir sakė, tostą pakelti. Nu tai pakelk, Tai gerai klausė. Ivanas Kalesnikovas. Didžiausi aplodismentai. Gerai pasakė. Super. Šaunuolis. Teisingai. O štai mes išrengsime taurelę. Padarykit dabar, ne? Ir už sveikatą, ir už šokolatą. draugystę. Galim